Sveiki visi, šiandieną patikrinome prieš pirkimą 21 metų 2 litrų 140 kW B serijos varikliu BMW X3 G01. Automobilis parvežtas iš Nyderlandų, tikra rida 146 000 km. Nei vienas kėbulo elementas nėra dažytas, viskas originalu. Turim minimalę parkinginę duobutę ant galinio dešinės pusės sparno, bet čia visas kėbulas praktiškai idealus, jokių žymesnių įbrėžimų, įlenkimų nėra. Dar vienas minimalus įbrėžimas ant veidrodėlio, bet čia smulkmena. Salonas, turime beratį atrakinimą, užrakinimą, gražų rudos spalvos odinį saloną, projekcija ant stiklo, distronika, krūva asistentų, 360 kameros, žinoma automatas, taip pat yra panoraminis stogas, salonas labai gražus, tvarkingas, visas nusidėvėjimas atitinka automobilio ridą. Tai galinė automobilio dalis, galinė automobilio daly realiai viskas kaip nauja. Turime ir bagažinės liftą, galinę užuolaidą, bagažinės skyriui viskas yra kas priklauso, vaisnėlė, liemenė, rato sekretinis varžtas ir taip toliau. Automobilis tikrai labai gyvas, apie techninę būklę matysite mūsų apžiūrą pakėlus ant keltuvo. Tikrai miela, malonu tikrinti tokį automobilį, kuomet viską, kur ką pažiūrėsi, viskas gražu, originalu, švaru, tvarkinga ir be abejo prižiūrėta. Dėl automobilio ridos tai neturime jokių pastebėjimų. Automobilio ridą patikrinama ir BMW centro duomenų bazėje. Taip pat atlikom išsamią kompiuterinę diagnostiką, kurios metu valdymo blokai visi patvirtino, kad rida yra tikra. Ir žinoma, dar vienas svarbus momentas, tai motovalandos. Pagal motovalandas automobilio vidutinis greitis buvo 68 km per valandą, tai rodo, kad didžiąją dalį kilometrų automobilis yra įveikęs užmiestyje, kas tikrai taip pat geras ženklas, kad šiuos kilometrus automobilis buvo eksploatuojamas ne miesto sąlygomis, bet užmiestyje. Tai ką, malonu, kaip sakoma, pasidžiaugti tokiu automobiliu ir automobilį be abejo rekomenduosime mūsų klientui pirkti.